Žiauriai myliu pavasarį, tai mano mėgstamiausias metų laikas, visas tas atgimimas, paukščių garsai, ta tokia ramybė, atrodo pažadina ir mane. Gyvenime vienas iš svarbiausių mano tikslų yra atrasti savyje ramybę, nes tokiam pilnam chaoso pasaulyje sunku man būtų be to. Aišku, šitas video labiau apie tvarkymas, bet chaosas lygu betvarkė, ramybė lygu tvarka. Na ir dar mano draugai rytoj atvažiuoja. Manau, kaip supratot, mums reikia apsitvarkyti, nes dabar šita aplinka it's not giving. Aš myliu pavasarį ir pavasaris man visai atrodo toks metų laikas, kai jeigu nespėjai po naujųjų viską susitvarkyti savo gyvenime, tai dabar laikas prieš pavasarį pasirengti pagaliau. Aš nežinau, mes vaikystėje taip darydam namuose, tai man galbūt išliko toks pats požiūris į ateinantį pavasarį. Šita visa aplinka, jinai neatrodo labai blogai, bet šita situacija man žiauriai. Čia pirmas dalykas realiai, kuris man labiausiai nepatinka, čia yra daiktas, kurį aš vakar pasiėmiau iš paštomato ir nusipirkau, kuris sutvarkys tai, kad tarp dėžių nebebūtų mano visokie prieskoniai, arbatos, kavos, kolagenai, visokie tai košės taip toliau. Ir taip pat šiek tiek indų sutvarkysim su tuo daiktu, kurį čia pasiėmiau. Čia žodžiu džiovinimo erija, kai išsiplaunu indus, barako gyvenimo žodžiu. Čia irgi noriu aptvarkyti, nes čia tipo vaisiai turėtų būti, bet čia nuo kalėdų visokių saldainių likę, tai irgi augalus mums reikia pasilieti, nes šito ir šito, kai kurių nereikia lieti, bet kai kurios reikia palieti, žodžiu. Šitą lentyną dulkės reikia nuvalyti labai. Čia stalas, žodžiu, yra tiesiog disaster kitchen. Čia yra dalykas, kurį jums paskui parodysiu. Toliau einam lovą, čia nelabai čia ką patvarkysi, tiesiog milžiniška lova, kaip tokiam kambarį. Čia taip pat reikia visur, čia taip pat reikia visur dulkės nuvalyti. Vienas dalykas, ką aš susitvarkiau, tai yra spinta. Šitos visus rūbus ir šituos aš susitvarkiau. Ir va šitam lagaminė, kuris nesimato, žodžiu, čia yra daug rūbų, kurie yra sukelti pas mane į Vintedą, tai jeigu norit pasižiūrėti ar įsigyti kokį nors mano rūbų, tai prečekinkit, galbūt kažkas patiks, aš ten už tikrai mažas kainas atiduodu jums rūbus, tai parašykit į Vintedą, pasižiūrėkit, gal kažkas patiks, tiks ir jo. Vienas disclaimeris, tai dėl garso kokybės vis dar negaliu jums niekuo pagelbėti. Aš žinau, kad tiesiog šitam kambarį yra aidas nemažas ir panašiai, bet aš jau nusipirkau ir gavau, tiesiog dar ant savęs dabar neturiu, bet jau kitas video tikrai bus filmuojamas su geresnė garso kokybė, tai dar biškutį palaukit, bet jo, reikia pradėti tvarkytis. Galite pastebėti, kad aš esu be nagų, tai prasidėjo kosmetologijos studijų blogoji pusė, kai prasideda manikiūras ir tu turi pusę metų būti be savo nagų priaugintų. Ok, tai viskas, nustojom sėdėti, einam tvarkytis, pradėsiu aš nuo palangės ir lentynos, nusivalysiu dulkes ir tiesiog ką reikia išmesiu. Tai pastatau kamerą, filmuoju, o kai pabaigsiu tvarkytis, pakalbėsiu su jumis. Ok, tai maždaug praėjo valanda laiko, gal biškį daugiau, tai tiesiog noriu parodyti, ką spėjau padaryti. Čia dar, aišku, nėra galutinis variantas, bet tiesiog nuvaliau čia viską, čia padėjau dabar tik vaisius, nes čia yra disaster kitchen, su kuria aš dar neįsivaizduoju, ką daryti ir kai tvarkysiu, tiesiog čia sumąstysiu, kur dėti tos saldainius visus. Galbūt jie vėl čia bus, bet
kol kas tegul būna tiesiog vaisiai. Tada gėlytės pasilėjau, kurias reikia, šiek tiek nusivaliau, taip toliau, čia apsitvarkiau ir panašiai, viskas nuvalyta. Ir manau, nematėt ir šito, bet mes turim naują šeimos narį. Tai yra filadendras braziliškas. Žiauriai patinka man, kaip jis atrodo. Ir keista, kad aš turiu jau didelę gėlę, o ne iš mažo augaliuko į didelį, žinai, auga, nes, tarkim, šitas buvo va tokio dydžio, pažiūrėkite dabar jį. Šitas irgi buvo pakankamai mažas, labai didelis užaugo, tai man keista, kad aš jau turiu visai nemažą augalą. Bet, žiauriai faina, turi daug visokių naujų lapelių darosi ir panašiai, ir biškai nepaleisiu aš jo buvau, tai tikiuosi atsigaus. Ir dar kai kurios augalus įdėjau šitokių trąšų, labiausiai mėgstu aš jas naudoti, po porą, po 3, žiūrint nuo kokio didumo augalas yra. Mėgstu aš įdėti, įdėjau ir į monsterą, kur iš draugės gavau aš tiesiog plensą, laikiau gal apie mėnesį vandenį, kol išleido šaknis normaliai. Ir štai dabar jau pasadinau, kas dar nematėt, so cute, bet laikau nusukus, nes mėgsta saulytę, kurios ir taip mažai, bet šiandien visai jau nemažai tos saulytės ir faina jau balkoną išeit irgi, bet aišku dar vis tiek vasario mėnesis, tai jo. Žodžiu, čia visur nuvalytos dulkės, taip toliau. Dėl šito aš dar nežinau, ar man čia dera, bet, sakykime, starkiau ir knygas, čia viską nusivaliau, tai žodžiu, bent jau yra švaru ir žiūrėkit, kokias cute tapkės turiu. Žodžiu, nusivaliau visą čia, kur buvo dulkių visokių ant makiažo ir panašiai, tai tas fainas, žodžiu. Ok, tai kasgi yra šitoj dėžėj, kuri padės man susitvarkyti visą tą jolą. Oi, sužinosim. Reikia jų susikonstruoti, bet žodžiu, aš jau senai ieškau kažkokio tai stovo, labai simple, tiesiog, kad susidėti daiktus net tarp dėžės. Tai čia yra tiesiog toks jisai pasistatys ir turės 3 tokias lentynėlės, aš nežinau, pakalkas tiesiog su jais toks, kokį nusipirkau, gal kada nors upgrade'insiu į kažkokį tai fainesnį, gražesnį, bet pakalkas man užteks ir tokio, tai reikia jį susidėti. Netikiu, kad išeis daug visko susidėti, bet bent kažkiek sukonstruotas, jis atrodo štai taip. Tai labai mažas daiktas. Norėtųsi man, kad jis būtų aukštų didesnis, nes, taip, žinai, bet manau, kažką tvarkingai susidėti tikrai galėsim, tai bandom. Ok, žodžiu, aš jau tokia pavargus nuo tvarkymosi, tai šiek tiek dabar nefilmavau, nes daug jėgų atėmė man sugalvoti, ką daryti su visu tuo, nes per mažas tas daiktas man netelpa pusę daiktų ir čia dabar yra kaip yra ir yra geriau negu buvo, tai aš tuo džiaugiuosi, bet tai nėra galutinis variantas, nes tikrai not the best. Tiesiog dabar viskas atrodo štai taip, čia susidėjau, nežinau, kavas, arbatas, kakavas ir panašiai. Ten yra indų ir ten yra visokie makaronai, nežinau, miltai, žodžiu, duona, tokie dalykai. Ir aš galvojau, žinot, kad viskas čia telps, bet aišku vis tiek. Norėjau, kad tiesiog šitas daiktas būtų štai čia ir čia nieko nebeliktų, bet kaip matot, neišėjo. Tarp šitos vienos dėžės ten yra keptuvė, visokie tokie dideli įrankiai ir ten, tarkim, puodas dar bus. Čia yra mano visokie prieskoniai ir kokios nors tai žirklės, didelis peilis, bet šiaip pagrindė prieskoniai. Tai jo, va taip, va dabar viskas atrodo biški liūdna, bet iš tikrųjų vis tiek geriau negu tiesiog tarp dėžių. Aišku, ten tos dėžės liko, bet bent jau netokios kažkokios dėžės, tai jo. Kadangi nesutalpinau visko, tai čia šiek tiek palikau saldainių, bet šiaip daug ką apsitvarkiau. Tai visokius tokius ekstra dalykus susidėjau į dėžutės, pasidėjau tas pats su saldumynais, kažkokius tai ekstra, kurių dabar nevalgau ir neprapakuoti, pasidėjau į spintą, į dėžutės, susitvarkiau viską, tai tokius ekstra dalykus, kurių aš kiekvieną dieną nenaudoju, pasidėjau tenais, tai šiek tiek apmažinau, tai manau bus tiesiog tvarkingiau ir fainiau. Jo liko
grindis išsiplauti ir išsišluoti ir būsim baigę viską pasidaryti, o šiandien jau pavargau jau apie 3 valandas dienos. Taip iški tired jau. Ir valgyti noriu ir tokia social battery mano visa krenta jau žemyn ir aš nieko nebenoriu daryti. Bet jau nebedaug. Jau baigiau tvarkytis, bet dar liko vienas dalykas, kurį noriu jums parodyti. Tai vakar gavau siuntinuką iš Scented ir noriu parodyti, kągi jie man atsiuntė. Tai Scented yra rankų darbo žvakių verslas ir šitos žvakės yra iš 100% sojų vaško. Dėl to tinka veganams. Man labai gaila, kad jūs negalite užuosti, ką aš žodžiu vien tik pradariu šitą dėžutę. Tai pradėsiu nuo pirmos žvakės, vadinasi gurmaniška vanilė. Štai taip atrodo, labai gražus įpakavimas. Oh my god. Aš noriu suvalgyti šitą žvakę, žiauriai skaniai kvepia. Aš taip norėčiau pajusti. Galėtumėt užuost, ką aš užuodžiu. Antra žvakė yra rytietiški prieskoniai. Čia jau žalia žvakė ir turi kitokį knatą. Oh my god. Šitą kaip grinai pavasaris. Užuodžiu tokią apelsiną, bet taip labai gaiviai. Ir paskutinė trečia žvakė, kurių aš net per dėžutę užuodžiu, kad man labai patiks kvapas. Tai vadinasi Maroko brangakmenis. Irgi žalia, kaip matot, mes labai susiderinę čia. Aš patylėsiu, kaip skaniai šitą žvakę kvepia. Visi dabar su tokiais kvepalais vaikšto. Tai žodžiu, jeigu norit kažkurios iš tos žvakės, tai apsilankykit šitam Instagrame arba aš įdėsiu linką į aprašymą, tai pačekinkit. Žiauriai skaniai kvepiančios ir labai gražiai atrodančios žvakės. Aš net nežinau, kokią mes dabar galėtume uždegti. Manau, tą gaivę rytietiški prieskoniai galėsime išbandyti. Čia yra lietuviškas mažas biznis, verslas. Tai manau, mes galim palaikyti lietuvišką verslą. Jau manau tikrai galiu parodyti, kaip aš susitvarkiau šitą kambarį. Tik atėjus matot štai tokį kambarį, tokį vaizdą. Čia yra čia su aš. Čia yra mano makiažo staliukas. Čia viskas nuvalyta, gražu veidrodis. Taip pat šitas pas mane žiauriai krenta nuo sienos. Aš negaliu jo prigręžti, nes nemoku kaip dabar vadinasi, į gipso sieną gręžti. Tai jeigu kas nors moka, prašau padėkit man. Tai žodžiu, jis tiesiog dabar čia yra. Tada čia sutvarkyta, padėta, cute. Šiai dienai tiesiog tiks kaip dabar yra. Visokios arbatos, viskas man šiaip iš tikrųjų tikrai patogiau pasiims. Ir čia cute. Čia vandenį laikau, jeigu kas nors klausia, tai žodžiu, augalams lieti reikia bent jau parą palaikyti vandenį, kad ten išeitų visi blogi dalykai, ten fosforas, taip toliau, žodžiu, kas kenkia augalam, tai reikia palaikyti vandenį. Ir jo, dabar taip viskas sutvarkyta. Man atrodo labai cute. Čia jums motyvacija irgi tvarkytis. Nemeluosiu, tikrai pavargau jau per šiandien ir reikėjo pavalgyti, kad nors, tai jo. Pasimokyt pavalgyti, jau kažką paveikti apart tvarkymus, nes, taip nuo ryto, kai pradėjau tvarkytis, tai taip ir tvarkiausi, nes kai viską vienu metu pradedi tvarkyti, tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad spintą, ta prasme, rūbus prasirūšiavau jau praeitą dieną, nes per vieną dieną jau tikrai nebūčiau sugebėjus. Sakau, galite pračekinti Vintedą. Jo. Dar norėjau pasakyti, kad tarkim šito vietai aš noriu čia staliuko arba tokio kaip pufo, kur susidėti daiktam ir pasidėti nuo tokio lyg naktinio staliuko. Aš suprantu, kad čia stalo šalimais, bet vis tiek man šitas nepatinka laidų toksai kamuolys. Ir jo, turėčiau arba lentynėlės čia, kaip ir sakiau, negaliu pasikabinti, nes nemoku į gipsinę sieną nieko kabinti, tai help. Ir žodžiu, jo, kažką su šituo arba jį keisti į didesnį, arba čia lentynėlės reikia visokiem prieskoniam susidėti ir manau, tada būtų viskas gerai. Gerai, manau, čia ir užbaigsiu šitą video. Ačiū, kad tvarkėtės kartu su manimi. Tikiuosi, užmotyvavau jūs irgi sutvarkyti prieš pavasarį. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Būtinai palaikinkit, pračekinkit kitus mano video. Susimatom kokiam nors kitam vlogė ar pokalbių video. Žiūrėsim, matysim, kaip ten bus. Myliu jūs, ačiū, kad esat kartu ir linkiu gero pavasario.
And it goes a little something like